gyvenimas, manyčiau, vienas didelis eksperimentas, bet jeigu sukonkretint su kanapėm, tai dirbu jau su kanapėm apie 5 metus. Tai pradėjom auginti kanapės, kaip kanapė augintojai, tada į perdirbimą, pastatėm namus ir dabar ir auginam kanapės, ir perdirbam kanapės ir statom namus iš kanapių. Tai feminizuotos kanapės skiriasi nuo tų įprastinių kanapių laukų, kad auginamos tik tai moterys, skaitosi moteriški augalai, tai jie automatiškai veda didesnius žiedus ir kaupia didesnį kiekį kanabinoidų. Nenukreipia savo energijos į sėklų gamybą, bet į žiedų auginimą. Na tai va, tai tos, sakykime, šitos kanapės Lietuvoje priskiriamos kaip pluoštiniam, bet visam pasaulyje ir Lietuvoje ateis, kada jas vadina medicininiam kanapėm. Tai tas medicininės kanapės čia, kur ir matom, tai auga laukas pluoštinių medicininių kanapių, sakykime, taip. Tai jom susidomėjau, nežinau, tokia aistra nuo pat jaunystės, sakykime, tas kanapių augalas, aišku, kaip uždraustas vaisius kažkur visada jisai šmežavo, bet kai į jį pasigilini ir istoriją pradėjom domėtis, tai žiūrim, kad iš jo super augalas, kurį kažkodėl didelės industrijos taip užgesino ir jisai tokiam pogrindį buvo. Tai norėjusi tą ir gavinti veiklą čia. Atsiradus ant žemės, mano senelis pats pindavo virves, ten augino irgi bites ir su kanapėm statėm. Tai kažkaip tokia natūrali, sakykime, giminės tąsa, kad aš irgi tapau ūkininkas ir verčiuosi ir kanapėm, ir bitininkystę, statybom. Tai aišku, daug žmonių, kurie taip paviršutiniškai apie kanapę žino, tai jie asocijuoja vėlgi su narkotikais, bet tie žmonės, kurie susidūrė, gal, sakykime, ieškodami alternatyvių medicinos būdų, susiduria, kad tai yra vaistas nuo daugybės ligų, ar kažkas netyčia galbūt pabando, ar kažkas rekomenduoja. Tai taip, vis tiek tai yra alternatyva ir vis tiek yra ta fobija, sakykime, stigmatizuotas augalas. Bet jos skinasi kelią, sakyčiau, yra daug vis tiek žmonių, kurie žino tai ir jo dalį produkcijos taip eksportuojam, dalį produkcijos realizuojam ir Lietuvoje su partneriais. Šiemet eksperimentavom, kad čia kanapė savo lauke naudojau irgi tą biočaro trąšą, taip sakykime, arba komponentą. Tai tikrai labai puikiai medžiaga ir matosi rezultatai, ir matosi, kad tikrai labai perspektyvų ir ten senoji literatūrai, keliaujant, pavyzdžiui, po Pietų Amerikos šalis, tos senosios gentys irgi naudoja tą biočarą, realiai praturti savo dirvą, irgi degdavo tą anglį, jie praturtindavo dirvą, augdavo. Taip, nuostabus naujas irgi dalykas. Gerai užmirštas, kaip sako, viskas, kas nauja, gerai užmiršta sena. Tai čia irgi vėl ratą apsukom ir vėl grįžtam prie gamtos, ką iš gamtos, ką natūraliais būdais galim pasiekti efektyvius rezultatus. Tai biočaras irgi čia buvo kaip universiteto tokia iniciatyva, kad išbandyti ir kanapę auginime grinai mūsų laukuose. Tai vėlgi kanapių spalių statyba, tai sakykime, medis per 20 metų išaugina tiek biomasės, kanapė per 4 mėnesius, vos ne 90 dienų, jinai pagamina labai didelį biomasės kiekį. Jų spaliai yra labai nemėgiami graužikų, apdirbus su kalkėm, jie nedegus, tai yra super statybinė medžiaga, iš tikrųjų ekologiška, suyranti gamtoj, bet tuo pačiu ir kaip sakiau, pelės negraužia, ugnis neima. Tai ideali medžiaga ir čia savo žemėje mes irgi eksperimentavom, tai prieš 2 metus pastatėm irgi iš savo žemės, kiek išaugo kanapių, jas stiebus susmulkinom, sumaišėm su kalkėm ir pastatėm namą. Tai įrodyti, kad galima atsikėlus nuo nulio ant savo žemės, užsėjai hektarą kanapių, rudenį jas nuėmi, paruošė, apdirbi ir jau gali pasistatyti būstą. Tai viskas įmanoma. Kanapė iš tikrųjų toks universalus ir, sakykime, stebuklingas gal augalas, kur tikrai gali pakeisti ir statybų industriją. Ir kaip ir kolega čia sakė, prisiminkit, remontą padarot, kiek išnešat šiukšlių, kur jos keliauja. O čia statant su kanapėm ir spaliais, nėra jokių šiukšlių, nėra jokių medžiagų, kurios nesuirtų gamtoje.